Kalbant apie Ukrainą, pradėkim vėl ne nuo paskutinio pjesės veiksmo, nuo pradžios pradėkim. Norint suprast, kas darosi Ukraina ir ko viskas pasibaigs, reikia žinot patį pagrindinį dalyką. Šios dienos Ukrainoje yra mažiausiai 3 tautos, kurios gyvena, jeigu teritoriškai apibrėžti, tai yra Novorosija, tai yra istorinis pavadinimas, Doneckas, Luganskas, Charkova, Odesa, Chersonas, Nikolajevas, Novorosija. Toliau yra Malorosija, tai yra Kijevas ir centrinė Ukraina. Ir yra Galicija, Voluinė, Lvovas. Yra dar smulkesnių, yra rumunai Odesos apskrityje, yra vengrai Užkarpatėje ir yra rusinai, liekanos tų pačių Galicijos dabartinių gyventojų, kurie taip ir neatsisakė savo vardo rusinai, jie gyvena Užkarpatėje. Čia yra smulkus tokie dariniai gyventojai. Tai yra 3 pagrindiniai Galicija, Malorosija ir Novorosija. Tai yra istoriniai pavadinimai. Kad suprastumėt, kuo jie skiriasi, aš duodu jums analogą iš Lietuvos. Jis nėra visiškai tikslus. Klaipėda ir klaipėdiečiai, memelenderiai, tai yra lietuviai, kurie gyvena Klaipėdos krašte, tai jie būtų va tie Galicija. Toliau yra žemaičiai, tai būtų tie va Malorosijos ukrainiečiai. Ir yra lietuviai, tai tie yra Novorosijos rusai. Ir kad būtų visiškai atitikmuo, tai turėtų būti va už šitų darinių dar kažkokia didžiulė Lietuva. Ukrainiečiai Malorosijos ir ukrainiečiai Novorosijos, o dalis ten jų save vadina rusais, jie bando dabar ten aiškinti santykių. Tai būtų tas pats, kaip žemaičiai bandytų primesti Lietuvai Žemaitijos idėją ir mes pradėtume aiškintis, kur prasideda žemaitis ir kur baigėsi žemaitis. Mes rastume galus. Be šansų. Tai yra panaši situacija tarp tų Malorosijos ir Novorosijos, tų rusų ir ukrainiečių. Šiandieną jie kūrė tą Ukrainos valstybę, tie žmonės, kurie tą idėją atstovauja, jie ukrainizuoja visą tą Ukrainą. Nu ir dalis tų nepasiduoda. Tai būtų tas pats, kaip žemaičiai bandytų padaryti iš lietuvių Žemaitiją, nu ir prasidėtų. Vieni lietuviai sutiktų, kiti nesutiktų, taip toliau, taip toliau. Čia nėra, sakau, visiškai tikslų, bet dabar esminis dar dėmuo yra. Va ta Galicija. Ir tie memelenderiai Klaipėdos krašto lietuviai. Jau seniai buvo kalbėta, kad Klaipėda mums žadėta. Jau seniai buvo kalbėta, kad Klaipėda mums žadėta, kad Klaipėda mums žadėta. Vat Klaipėdos krašto lietuviai, kita religija, jie yra ten liuteronai, jie ne katalikai, taip. Jie niekada negyveno su lietuviais vienam krašte. Jie gyveno su vokiečiai. Jie visada buvo antrarūšiai gyventojai, nes ten vadovavo paradui vokiečiai. Mes turėjom savo valstybę, mes buvom, žemaičiai apskritai, ten, žinai, turi didžiulį istoriją. O tie Klaipėdos krašto lietuviai, tokie antriniai, nes savo žemė būdami. Išeinant iš to, pas juos kita kultūra, kitas mentalitetas, nes jie gyvena Vokietijoje. Triumfo akimirkas dievinantis Adolfas Hitleris atplaukė kreiseriu Deutschland, persėdo į nediduką torpedinį katerį ir 2 valandą po pietų išlipo Klaipėdos uoste. Tas pats atsitiko su Galicijos tais dabartiniais ukrainiečiais. Va ta Galicija, Lvovas, kita religija, ten katalikai, visur kitur pravoslavai. Toliau jie tenais visada buvo engiami Lenkų ir Austrų. Jie visada ten buvo antrarūšiai, nuo savo žemė gyvendami. Иван Франко. Украинский язык запрещен, школы закрыты, университет во Львове ополячен, запрещено даже название Западная Украина. Vėl kitas mentalitetas, kiti papročiai, kita kalba, panaši, bet у так называемого современного украинского языка, как и у заведомо синтетического эсперанто, был, так сказать, отец. Был человек, который его придумал, исходя из принципа «пусть некрасиво, зато не по-русски». Этим человеком был Михаил Сергеевич Грушевский. Малоросijos ukrainiečiai tie, Kijeve tenai, tai jų kalba vadinasi suržik. Rusai ją supranta, rusai sako pozno, vėlai, a jie sako pizdno. Rusai pasakys подраздел, подаленись, а те sakys пидраздел. Я его спрашиваю, как будет по-украински кот? Он говорит «кит». А как будет кит? Обиделся и не разговаривает. Михаил Булгаков. Белая гвардия. И dabar įsivaizduokit,
kad šitą kalbą bando primesti kaip valstybė, tai tie rusai, jiems skamba juokingai, taip pat kaip žemaičiai bandytų primesti savo kalbą dabar. Visai Lietuvai kaip valstybinė, literatūrinė, tokia. Ir ką? Galicijos ukrainiečių kalba, Lvovo, jinai skiriasi ir nuo to Suržiko. Ten yra žymiai daugiau lenkiškų intruzų, vokiškų intruzų, vengriškų intruzų, kokį tik jūs nori dar, nes jie gyveno, kaip sakau, toje Austro-Vengrijoje, su lenkais plius. Va šitie trys dariniai, kol buvo Tarybų sąjunga, tai virš viso šito buvo bolševikų valdžia, tarybinio žmogaus idėja ir visus tos skirtumus maskavo ir nelabai jie pasireiškė. Plius tarp tų Malorosijos ukrainiečių ir Novorosijos ukrainiečių, kurie save laiko rusais, jie kalbėdavo va to Suržiku. Bet kai Ukraina tapo savarankiška, o jinai yra tokia sudurtinė valstybė, suprantat, skirtingos dalys, skirtingas metai, tai jiems reikėjo turėti ideologiją kažkokią. Ir ne veltui Kučma, pirmas prezidentas, yra parašęs knygą, kuri vadinasi «Украина не Россия». Украина не Rusija. Когда я услышал, что вы написали книгу «Украина не Россия», у меня было очень много иронии. Чем жители вот этой местности отличаются от жителей Брянщины, допустим, да? Ничем. Reikia pateisinti savo buvimą, pateisinti gali. Tu turi turėti skirtingą ideologiją negu Rusija, nes kitaip tada kyla klausimas, kam reikalinga Ukraina, jeigu jinai tokia pat Rusija. Čia taip pat, jeigu Žemaitija kurtų savo valstybę, jinai turėtų būti anti-Lietuva. Nes kitaip iškils klausimas, kodėl mūsų giminaitis vienas yra Žemaitijos pilietis, o kitas Lietuvos pilietis, supranta. O abudu kalba tą pačią beveik kalbą, vien Žemaitijos, kitas ne. Ir dėl to buvo pasirinkta Ukrainos idėja, ir ta idėja buvo būtent Galicijos Ukraina. Va tos, kur Austro-Vengrijoje gyveno tie žmonės. Iš ten ta Ukrainos idėja. Ir dabar įsivaizduokit, jų yra visiškai kiti herojai. Bandera nаш герой! Bandera nаш герой! Bandera nаш герой! Bandera nаш герой! Jie turi teisę į savo herojus, nes Bandera, Šuchevičius, tai jie kariavo, kada po spalio revoliucijos kūrėsi Ukrainos valstybė, tai jie pradėjo kariauti už savo teritoriją. Ten buvo įvairūs variantai, kaip galėjo ta Ukraina susiklostyti. Ir ta dalis, kuri pakliuvo į Lenkiją, Lvovas, tai tie likę, tie ukrainiečiai, tie Galicijos, vėl pakliuvo po Lenkais, kaip ir visada. Ir jie kariavo prieš Lenkus. Ten labai daug žydų gyveno, jie ten ir žydus ten pjovė nemažai. Ir jie norėjo nepriklausomos valstybės nuo Lenkų. Kai 39 metais Stalinas, stumdamas galimą fronto liniją nuo Rusijos sienų, paėmė vakarų Ukrainą, tie vėl liko be savo valstybės, jie pradėjo kariauti jau prieš bolševikus, tas Banderas su Šuchevičiu. Ir laukė vokiečių, tikėdamasis, kad vokiečiai tą jiems nepriklausomybę duos. Kai vokiečiai atėjo, Banderą pasodino į kalėjimą. Visi tiesa sėdėjo gerose sąlygose, bet neatsirealizavo jų svajonės. Ir vokiečiai nedavė jiems tos nepriklausomybės. Po to, kai karą laimėjo Tarybų sąjunga, vakarų Ukraina grįžo vėl į sudėtį, jie toliau kariavo jau prieš Maskvą. Ir jie turi teisę. Jie kariauja už savo valstybės taip suprantamos nepriklausomybę. Kitas dalykas, kad ten labai daug žiaurumų. Бандеровцы уничтожают семьи тех, кто связан с советами. Мы должны помнить, что определенная часть этих людей работала на Гитлера и была составной частью гитлеризма. Они убили много украинцев, и они убивали много поляков. Убийство поляков при Гитлере в основном осуществлялось этими самыми украинцами, которые были частью нацистской системы. Aš pripažįstu tiem vakarų ukrainiečiams teisę jų gyvenimą, jų valstybę, nes jie niekad jos neturėjo. Tai Austrai smaugė jos, tai Lenkai smaugė, tai Maskva smaugė, tai Berlynas. Bet problema iškilo tada, kai šitą ideologiją bandė primesti Malorosijai ir Novorosijai. Jie pradėjo украинизаcijos procesą, kuris rėmėsi Галиcijos патиртим. Независимая Украина существовала всего 17 дней.
Уже 17 июля Гитлер объявляет украинское правительство незаконным. Ten Bandera, Šuchevičius yra didvyriai jiems, nes jie kovojo su Maskva už nepriklausomybę. O Malorosijoje ir Novorosijoje tie žmonės kaip tik kariavo prieš tos banderovcus. Prieš tų dabartinių Galicijos ukrainiečių tėvus ir senelius kovojo Donecko ar ten kokio Kijevo vaikų tėvai ir seneliai. Per šitos 20 metų tos ukrainizacijos išaugo karta žmonių, kurie jau nieko kito nežino, tik dabartinė tokia Ukraina. Ukrainoje yra labai dažnas reiškinys. Seneliai ir tėvai save laiko rusais, o anūkai ir vaikai jau save laiko ukrainiečiai. Vienoj šeimoje. Grįžta vaikas iš mokyklos ir tėškė seneliui, tu sako okupantas. Senelis karo veteranas, o vaikas jau yra mokomas kitom aplinkybėm. Iš tų Galicijos ideologijų žiūrint, teisingai. Ir tie visi, tie Donecko gyventojai iš esmės jie buvo susitaikę su šituo. Tas Maidanas pirmas 2004 metais, ten kur buvo beprotiška situacija, trečias rinkimų turas, niekad istorijoje nebuvęs. Tie Juščenka į valdžią, suprantate. Bet dabar žiūrėkit, jis ateina į valdžią, laimi rinkimus iš trečio karto, po 5 metų jo reitingas 3%. Ir vėl ukrainiečiai jau susitaikė su to Juščenkos valdymu, vėl nieko negavo. Ateina vėl Janukovičių išrenka. Kas išrinkus Janukovičių, vėl visi nepatenkinti. Ir kas yra avanscenai šiandien? Kas tai yra tas Porošenko, kuris dabar kandidatas į prezidentus. Timošenko ten, tie Jaceniukai ten, Turčinovai. Visas elitas, kur... Tai jiegi ta Ukraina valdo visus pastaruosius 10-15 metų. Juk tas Maidanas, kuris dabar stovėjo, tai tie patys žmonės ir 2004 metais ant scenos stovėjo. Ir per šitą 10 metų tai tie patys žmonės Ukrainą ir atvedė į šitą situaciją. Tai nėra naujų žmonių. Kada prasidėjo Maidanas praeitų metų rudenį ir žmonės išėjo ir vien stovėdavo gatvės, kyla klausimas, tai už ką jie stovėjo? Bet dabar paanalizuokim, kodėl taip galėjo atsitikti. Todėl, kad yra didžiulis socialinis nepasitenkinimas žmonių. Jau visiškai nesusijęs nei su kalba, nei su Galicija, iš totaliai visi nepatenkinti valdžia. Ir šiandieną, kada tas konfliktas Ukrainoje vyksta, tai provokacijos įvairiausios, tai net negali žinoti, kas tą daro iki galo. Tai yra geopolitinis faktorius, bet yra ir vietinis. Yra klanų kova. Pavyzdžiui, dabartinis gubernatorius Dnepropetrovsko, Kolomoicas toks, milijardierius, žydų tautybės, gyvenantis šiaip Šveicarijoje. Jis šiandieną kontroliuoja Dnepropetrovską ir jis turi konfliktą su Achmetovu tokiu, kuris Donecke sėdi. Jie visi turi savo privačias kariuomenės, šitie milijardieriai. Ir visą tai šiandieną veikia Ukrainoje vienu metu. Tos 3 tautos, bendras visiems socialinis nepasitenkinimas, kartų konfliktas. Kada karta išaugusi Ukrainai, tų vadovėlių šviesoj, kur ten apie Apolonų šneka ir visą kitą. Jie istoriją perrašė grinai pagal savo ideologinius poreikius. Tarp kitko, Odesoje, tie tragiški įvykiai Odesoje. Visi, kurie ir degina, ir bėga, nieks ten ukrainietiškai nekalba. O konfliktas baisus, agresija baisi, vienas kitą degina ir visi kalba rusiškai. Tik vieni šiandieną yra už vieningą Ukrainą, o kiti nenori pasiduoti tą ideologiją, jie nori ten tos rusų kalbos ir jie paskelbė šitą suverenitetą. Tai šitam lauke, tai čia viduje Ukraina, o virš viso šito yra geopolitiniai interesai. Šiandieną tos ekonominės krizės akivaizdoje, dolerio zonos siaurėjimo metu, Jungtinės valstijos turi gyvybinį interesą sustabdyti Rusijos ir Kinijos kilimą, jų apsijungimą, jų projektų vykdymą. Ir vėl grįžkime į Antrą pasaulinį karą.
Давайте не будем забывать, что Соединенные Штаты — единственная страна в мире, которая когда-то применила ядерное оружие. Причем применила против неядерной страны, против Японии. Мы что, это просто вычеркнули из памяти, что ли? Нет. И не можем это вычеркнуть. И мы всегда будем реагировать на угрозы, которые возникают возле наших границ. США хотят править миром, но им мешают 3 государства — Россия, Китай и Иран. И они очень постараются ослабить эти страны, чтобы гегемония Вашингтона была абсолютной. Это напрямую связано с происходящим на Украине. Общеизвестно, что государственный переворот поддержали американцы, а точнее Вашингтон. Простые американцы вряд ли в курсе. И финансировал его тоже Вашингтон. А сейчас администрация Обамы закрывает глаза на присутствие некоторых одиозных личностей в составе нового украинского правительства, поскольку Вашингтон стремится разместить на Украине свои военные базы для устрашения России и ослабления ее военного потенциала. Президент Обама полностью контролируется финансистами с Уолл-стрит, а также крупным европейским капиталом, в частности английским. Банковские системы Западной Европы и США безнадежно разорены. Им нужны новые объекты для разграбления. И если вы прочитаете условия договора, который Евросоюз подсовывал Украине и который Янукович отказался подписывать, то увидите, что этот документ открыл бы Западу двери для разграбления Украины. Но куда более важная цель — доступ к благосостоянию Евразии. И если для этого потребуется пойти на открытый конфликт, люди, контролирующие президента Обаму, не остановятся. Им нужно поддерживать мыльный пузырь западного финансового мира. И Обама идет у них на поводу. Это не отвечает интересам США, но так надо Уолл-стриту и Лондону. Евразия включает в себя такую страну, как Китай. А это 1,4 миллиарда человек. И это сильная страна. Индия — это 1,2 миллиарда человек. И так далее. Но и Россия также не слабый игрок. Итак, с одной стороны, все эти страны, сложенные вместе, и с другой, скажем так, Британская империя, которая уверена, что она контролирует всю планету, и к тому же, которая ворует нефть и уничтожает сельское хозяйство в Соединенных Штатах. Да, она проделывает все это с нами. А это означает, что единственный способ для трансатлантического региона, и особенно для Британской империи, выжить, это продолжать пожирать, уничтожать и завоевывать Евразию. Aš nesu tikras, kad šiandieną rusams reikia net to Donecko ir to Lugansko. Ir šito referendumo, kurį jie paskelbė. Aš manau, kad Putinas nežino, ką dabar daryti. Я дал свое видение того, что происходило на Украине. Я считаю, что все, что там произошло, в значительной степени ответственность за это лежит на наших европейских и американских партнерах. Они поддержали этот госпереворот и погрузили страну в хаос. А теперь хотят на нас переложить ответственность, чтобы мы за них убирали там то, что они нагадили, понимаете? Kaip tik Jungtinių valstybių interesas ir yra, kad Rusija įvestų kariuomenę į Ukrainą. Kodėl dabar tas interesas yra? Todėl, kad jiem kovojant su ta Rusija, dėl tų geopolitinių, tų visų reikalų, jiem reikia ten sankcijas dabar įvedinėti prieš Rusiją. Ir žiūrėkit, kas darosi. Europa pradėjo priešinti. Новое правительство на Украине, состоящее из правых и неофашистов, будет угнетать украинский народ так, как его еще не притесняли за всю его историю. И ЕС слепо поддерживал такое правительство? Да, совершенно безответственно. Северная Америка хочет отодвинуть границы НАТО прямо под дверь России, что недопустимо, безответственно и чистой воды провокация. Президент Оланд ничего не знает и не понимает. У партии «Свобода» тесные связи с Национал-демократической партией Германии и другими нацистскими партиями в Европе. Лидер «Свободы» Олег Тягнебок недвусмысленно это подтвердил, заявив, я цитирую, «берите оружие, сражайтесь с русскими свиньями, с немцами, с жидовскими свиньями. Уже сейчас на евреев и левых ведется охота, и вы молчите. И с этими людьми из «Свободы» мы еще разговариваем». Удивительно, что Европейский Союз поддержал события, в результате которых законно избранное правительство Украины было свергнуто, что не могло не вызвать негативной реакции России. Я сам политик, но эта самоубийственная логика мне непонятна. Europa jau pradeda suprast, kad nuo tų sankcijų Rusijai nukentės Europa ne mažiau, gal dar daugiau negu pati Rusija. Ir šiandieną Merkel nebesuvaldo savo pramonininkų. Obama pasikvietęs Merkel davė jai velnių, kad tavo visuomenė labiau remia Putiną negu mane. Vat kada buvo jos vizitas buvo. Ir iš tikrųjų visos apklausos rodo, kad šiandieną vokiečiai savo masiai yra palankus Maskvai. Ir ne tik jie.
Tai dabar, norint priversti Europą, tas sankcijas įvesti reikia argumentų. Ir dėl to, jeigu rusai įvestų kariuomenį į Ukrainą, atsirastų tas papildomas argumentas. Ir dėl to yra suinteresuoti. Mes čia visi galvojam, kad Rusija tik ir laukia, kaip čia pasimti tą Donecką. O mano supratimu yra priešingai. Rusija iš paskutiniųjų stengiasi ten neįeiti. O dabar žiūrėkit, koks yra Putino šiandieną, kokia situacija. Vat atsitiko Odesai įvykiai. Sudegino to žmogų. O jis yra pasakęs, kad jis neleis skriausti va tų Novorosijos žmonių, ten tolgiau ten ir rusai save vadina. Dažnai žmonės įsivaizduoja, kad ten rusai suvežti. Toj Novorosijoje jie ten gyveno porą šimtų metų nuo Jekaterinos laikų. Kas ten buvo prieš tai, tai čia jau kita istorija, bet pastarosius 200 metų Novorosija yra, jis turėtų tiem žmonėm padėti, nes to reikalauja iš jo vietiniai žmonės. Rusijos gyventojai, jo reitingas yra iškilęs į padebesius, kai Krymą paėmė, ir žmonės dabar nori, kad jis padėtų ir tos irgi pasimtų atgal. O jis puikiai supranta, kad kai jis tik tą padarys, tada amerikonai šauks, kad jau reikia sankcijas įvesti, europiečiai neturės kitų argumentų, turės prisidėti ir pralaimės tą patį Europą, supranta. Ir Rusija pralaimės ir nepralaimės. Luganskas ir Doneckas, kur dabar va čia paskelbė tą nepriklausomybę šiandien ir pasiprašė priimami, ten yra šachtos, anglistai jų labai brangiai savikaina, suprantat, jie nelabai kur parduosi. Rusai anglės turi patys ten yra jų žmonės, jų mentaliteto, jų kultūros, jų kalbos. Ir dabar ką jis be padarytų, nepadėsi blogai, padėsi dar blogiau. Tai aš manau, kad bus bandoma padėti, nematomom priemonėm, ten kažkaip aišku. Matyt, bus padedama, bet atvirai kariuomenė, aš manau, kad Rusija stengsis iš paskutiniųjų neįvesti. Nes jinai visiškai nesuinteresuota. Kad tose srityse ten nėra tokio palaikymo kaip Kryme. Ir reikia žinoti, kad Krymas turėjo autonomijos statusą. Tai buvo Krymo autonominė respublika Ukrainos sudėty, o Doneckas ir Luganskas neturi. Tai visai kita situacija. Kryme tai yra uostai, Sevastopolis. Tai yra tiesiog gyvybiškai svarbu turėti tą teritoriją. Čia vienas įdomus niuansas. Jungtinių valstijų viešųjų pirkimų puslapyje internetiniam jau prieš keletą mėnesių buvo paskelbta, kad jie ieško kompanijos, kuris suremontuotų pagal jų poreikius Sevastopolyje mokyklas. Ten turėjo įsikurti kažkokį jūrų pėstininką ar kažkas tokio. Aiškiai, jie net neabejojo, kad tą Krymą jau jie turės, nes jau jie iš anksto ruošiasi ten įsikurti, suprantate. Люди на юго-востоке Украины, в том числе в Крыму, были напуганы таким развитием событий. И граждане, проживающие в Крыму, выразили желание провести референдум по поводу возможного присоединения к России от Украины. Значит, что мы сделали? Мы только обеспечили свободу волеизъявления. Если бы мы этого не сделали в Крыму было бы хуже, чем в Одессе, где людей заживо сжигают. Ну, kaip galima nematyti, kad ten atvyksta CŽV direktorius į Kijevą, viceprezidentas. Ten šmėžuoja tie amerikonai, vokiečiai, anglai, prancūzai, lenkai, lietuviai, mes ten pastoviai. Обнимитесь все, будьте едины, создайте Майдан по всей Украине. Ir paskui sako, ne, mes nesikišam. Amerikonam reikalingas chaosas Ukrainoje, reikalinga rusų kariuomenės įėjimas į Ukrainą, kad galėtų po to išpūsti dar didesnį triukšmą, pajungti Europą tom sankcijom. Europai priešingai visiškai nereikalingas chaosas, nei supranta, ko viskas baigsi, supranta. Но Rusija то ловит. Значит, завтра Украина может оказаться в НАТО, а послезавтра там уже могут быть размещены элементы противоракетной обороны США. С нами по этой теме тоже никогда никто не разговаривает. Говорят, не против вас, и вас не касается. Опять. Понимаете, мы уже устали от такой формы ведения дискуссии. Никакой дискуссии. Tai Kissingeris panašiai, kaip aš šneku, sako, aš manau, kad visi tie įvykiai su Krymu tai buvo ekspromtas. Tiesiog taip susiklostė situacija. Ir aišku, Putinas pasinaudoja situaciją ir plus ten ypatingai palankiai padėtis gyventojų požiūrį ir jam strategiškai reikalingi. Dabar reikim, kas realizuoja vis šitos uždavinius, chaoso kelimą. Tai kaip sakiau šiandieną, Jaceniukas.
buvęs užsienio reikalų ministras, Porošenko, buvęs užsienio reikalų ministras, Timošenko, buvusi premjerė. Jie visi ten yra, nu, ta valdžia ir yra. Ir dabar žiūrėkit, nu gerai, Maidanas, nu gerai, prasidėjo, pamenu, Janukovičius davė komandą nesipriešinti. Jis buvo vadinamas tironu, ten visą kitą, nors jo metu nežuvo niekas. Dabar su tankais ten visi vieni kitus traiško. Janukovičius juk siūlė Jaceniukui paimti premjero postą, pamenu, prieš porą mėnesių, trejetą. Sutiko su pagreitintais rinkimais. Janukovičius su viskuo buvo sutikęs. Tai dabar jūs man atsakykit, tai kokio velnio reikėjo va šito perversmo, jeigu tu galėjai tapti premjeru ir be perversmo, ir be viso šito chaoso, rinkimai būtų buvę už kelių mėnesių, tai kodėl jūs va taip elgėte? O juk šito elgesio paseko ir byra Ukraina kaip valstybė. Tai jeigu jie būtų nepadarę va tų žingsnių vasario 22 dieną, kada Janukovičius buvo priverstas pabėgti, jeigu jie būtų tada sutramdė savo tą pravai sektor, ten tą patį Muzičko, ten arba tą Jarošą ir visą kitą, taigi būtų buvę normaliai rinkimai, nebūtų atsitikę nei Krymo situacijos, nei šiandien va tų referendumų Donecke ir Luganske. Jeigu reikia Ukrainos, tai visos. O jeigu jie paima tik dalį, tai gauna masę problemų, o NATO daliniai vis tiek atsistoja. Jie gauna tada kitą priešišką Ukrainą, dar labiau piktą ant jų, ar ne? Ukraina tada likusi dar greičiau pasikvies NATO dalinius ir Amerikos raketas pasist, ką jie laimi. O visą Ukrainą jie nei pasiruošę paimti, nei gali. O imti gabalą, mano supratimo intereso nėra. Tai tada kokio velnio visi šitie Jaceniukai pradėjo šitą chaosą. Jeigu galėjo tapti premjeru, įprasta tvarka, ir atsakymas čia tik vienas peršas. Būtent chaosas ir buvo reikalingas šito žaidimo užsakovams. Nes be chaoso, jeigu Jaceniukas taptų premjeru legaliai, negalėtum išpūsti po to gaisro, kuris dabar atliepsnoja. O šiuo atveju šito žaidimo užsakovams vienodai rodo, kas bus su Donecku, kur jisai bus, jam reikia konflikto, nes jos domina ne Ukraina ir ne Europos Sąjunga jos domina, kaip čia daugelis įsivaizduoja. O jos domina jų geopolitiniai tikslai ir šitose tiksluose, ar Ukraina, ar Europos Sąjunga, ar Lietuva. Šum za scenai rusiškai pasakys. Taigi štai,